Čia Energy Digest, tinklalaidė, kurioje apžvelgiame, kas geresnio pastarąją savaitę įvyko mūsų energetikos sektoriuje. Baigėsi 48-oji 2020 metų savaitė. Iš geresnių savaitės naujienų. Į priekį stumėsi elektros jungtis su Lenkija, Kruonėje įrengiama saulės elektrinė, o reguliuotojas skaičiuoja sugriuvusias dujų kainas. Iš tokių vidutinių naujienų Alytaus rajone užsidegė dujotiekį trumpam pakeisti turėjęs išdujinimo įrenginys. Be visų šių dalykų siūloma ratifikuoti Vienos konvencijos papildymą, Achemos grupė dar kartą pakeitė vadovą ir paaiškėjo vėjo parko Mažeikių rajone statytojas. Štai papunkčiui. Niekas negalės virkti mūsų politinės valios. Jungti su europiniais elektros tinklais. Yra turėti kiek įmanoma žemesnį kainą. Их энергетическое кольцо. Это создает для нас проблемы. Lenkijos ir Lietuvos elektros perdavimo sistemų operatoriai PSE ir Litgrid pradeda Baltijos jūros dugno tyrimus Harmony Link elektros jungčiai. Šią savaitę bendrovės dėl to pasirašė sutartis su Lenkijos bendrovės MEVO vadovaujamu konsorciumu. Jame ir Gdynės jūrų universitetas bei UAB Garant Diving. Konsorciumas atliks jūros dugno geofizinius ir geotechninius tyrimus suplanuotoje kabelio trasoje. Darbus ketinama pradėti iki šių metų pabaigos, užbaigti trečią ateinančių metų ketvirtį. Harmony Link yra didžiausias iš 14 suplanuotų projektų įgyvendinamų Baltijos šalims siekiant prisijungti prie kontinentinės Europos elektros tinklų. 330 km ilgio 700 MW galios kabelis sujungs Žarnoviecų pastote Lenkijoje su Darbėnų pastote Kretingos rajone Lietuvoje. Šiuo metu PSE ir Litgrid vykdo reikalingus teritorijų planavimo ir poveikio aplinkai vertinimo darbus. Taip pat ruošiasi kabelio ir keitiklių stočių statybos konkursams. Šią savaitę Litgrid taip pat pranešė pabaigusi teritorijų planavimo etapą dviejose sinchronizacijai reikalingose elektros linijų statybos ir rekonstrukcijos projektuose. Planuojama rekonstruoti ir stiprinti apie 140 km ilgio elektros liniją tarp minėtosios Darbėnų ir pernai išplėstos Bitėnų pastočių. Be to bus rekonstruojama ir tiesiama linija 110 km ilgio atkarpoje tarp Bitėnų ir Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės. Visų trijų projektų statybos darbus numatoma užbaigti 2025-aisiais. Numatyta, kad Baltijos šalys iki kitų metų pabaigos turi prisijungti prie kontinentinės Europos elektros tinklų. Dainius Kreivys, kandidatas į energetikos ministrus, anksčiau teigė turintis duomenų, kad sinchronizacija jau vėluoja 1,5 metų. Dar rugsėjį tuometinis Litgrid vadovas Daivis Rubickas teigia, kad darbų grafikas yra įtemptas, tačiau apie vėlavimą neužsiminė. Apie galutinio grafiko pokyčius neužsimena ir nueinanti energetikos ministerija. Ignitis gamybai priklausančios Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės baseine įrengiama bandomoji plūduriuojanti saulės jėgainė. Šią savaitę pranešta, kad į baseiną įkelti ankeravimo blokai, prie kurių bus pritvirtinti plūdurai, ant kurių montuojami saulės moduliai. 60 kW galios bandomąjį įrenginį už maždaug 290 000 eurų stato Ignitis grupės valdoma elektros ir dujų tiekėja Ignitis, jos subrangovės Tetas, Transventa Solar ir hidrotechniniai darbai. Tikimasi įrenginį išbandyti dar šiais metais. Ignitis gamyba tikrins, kaip galima saulės modulių gamybą integruoti į Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės veiklą. Tokia sinergija nėra nauja, saulės jėgainės sėkmingai veikia šalia tokio tipo elektrinių, pavyzdžiui, Vokietijoje. Tiesa, ten jėgainės statomos greta, ant žemės. Nenaujas ir jėgainių montavimas ant plūdurų. Šis projektas bus sudėtingas tuo, kad saulės jėgainė bus eksploatuojama sparčiai besikeičiančio gylio tvenkinyje, kurio paviršiuje gali susidaryti ledas. Įmonė anksčiau yra svarsčiusi, kad jei bandomasis projektas pasiteisintų, saulės jėgainėmis galėtų būti nuklotas visas 300 hektarų ploto jėgainės baseino paviršius. Ten tilptų iki 250 MW galios saulės modulių. Tai yra kelis kartus daugiau nei visa šiuo metu Lietuvoje veikiančių saulės jėgainių galia. Bendrovė skelbia, kad 2022-aisiais visame pasaulyje bendra šios energetikos atšakos instaliuota galia sieks beveik 5 gigavatus. Vyriausybė pritarė energetikos ministerijos siūlymui prisijungti prie 1997 metų protokolo prie Vienos konvencijos dėl papildomos kompensacijos už branduolinę žalą. Lietuva yra pasirašiusi, tačiau neratifikavusi šio protokolo. Jį ratifikavus, anot ministerijos, sustiprės Lietuvos galimybės išsireikalauti žalos atlyginimo, jeigu Astravo atominėje elektrinėje įvyktų branduolinė avarija.
Tiesa, tokiu atveju Lietuva turėtų apdrausti ir civilinę uždaromos Ignalinos atominės elektrinės atsakomybę. Tai galėtų kainuoti apie 100 000 eurų. Galutinius sprendimus dėl šio siūlymo priims Seimas. Dar vasarį Antiastravinis sąjūdis, kuriam priklauso naujųjų valdančiųjų siūlomas energetikos ministras, išsakė priešingą poziciją. Judėjimas kaip viena iš savo raudonųjų linijų nurodė reikalavimą neratifikuoti, o išstoti iš Vienos konvencijos. Tuomet argumentuota, kad joje nurodytos maksimalios sumos žalos atlyginimui yra neadekvačiai mažos. Šią savaitę Alytaus rajone vykdyti jau nutiestos tarptautinio dujotiekio GIPL atšakos prijungimo prie Lietuvos dujų tinklo darbai. Tam buvo atjungta pagrindinė dujų linija į Alytaus dujų skirstymo stotį. 3 dienas Alytaus rajono dujų vartotojams dujos buvo tiekiamos autodujovežiais. Dujas ir išdujinimo įrenginį Amber Grid užsakymu pristatė Lenkijos bendrovė Duon. Trečiadienį išdujinimo įrenginio garintuve kilo gaisras. Jis buvo užgesintas per 2 valandas, o incidento metu vienas Lenkų bendrovės darbuotojas nesunkiai susižeidė. Žala ir įvykio aplinkybės tyriamos. Achemos grupė turės naują vadovą. Juo nuo gruodžio 1 dienos taps grupės valdybos narys Nerijus Jasinavičius. Jis pareigose pakeis birželį vadovų paskirtą Kastytį Braziulį. Po įmonių grupės įkūrėjo Bronislovo Lubio mirties 2012-aisiais vadovai bendrovėje keičiasi jau bene 11 kartą. Didžiausia bendrovė gausiame grupės įmonių portfelyje yra didžiausia šalies dujų vartotoja – trąšų gamybos bendrovė Achema. Koncernui taip pat priklauso atsinaujinančios energetikos įmonė Renerga. Įmonių grupė taikosi dalyvauti ir vėjo parko jūroje statybose bei tikisi užsiimti šių jėgainių surinkimu bei aptarnavimu. Dujų rinkos ataskaitą parengęs reguliuotojas Vert skaičiuoja, kad vidutinė importuojamų gamtinių dujų kaina šių metų pirmą pusmetį siekia 10,12 eurų už megavatvalandę. Tai bene pusė tos kainos, kuri buvo mokama tuo pačiu laikotarpiu 2019-aisiais. Į šalį aptariamų laikotarpiu buvo importuota kiek daugiau nei 15 teravatvalandžių gamtinių dujų, beveik 20% daugiau nei prieš metus. Didžioji jų dalis, 11 teravatvalandžių, buvo atgabenta per Independence. Taip įvežtų dujų kiekis augo 85%. Pačioje Lietuvoje dujų vartojimas šiuo laikotarpiu reikšmingai nepakito, tačiau eksportas į Baltijos šalis ir Suomiją augo daugiau nei 2 kartus ir pasiekė 2,5 teravatvalandės. VVP Investment vystomą vėjo jėgainių parką Mažeikių rajone statys, jėgaines tieks ir 15 metų po statybų pabaigos prižiūrės Danijos vėjo jėgainių gamintoja Nordex Energy. Ignitis Renewables, priklausanti projekto bendrovė, šią savaitę su danais sudarė 77,5 milijono eurų vertės, tai numatančią sutartį. Parke planuojama pastatyti 14 vėjo turbinų, kurių bendra instaliuota galia sieks apie 63 MW. Visus vėjo elektrinių parko infrastruktūros įrengimo darbus planuojama baigti iki 2021 metų pabaigos, o visas parko elektrinės pastatyti iki 2022 pabaigos. Šiam kartui tiek. Jei tinklalaidė jums pasirodė įdomi, prenumeruokite. Energy Digest rasite bet kurioje podcastų programėlėje. Papasakokite apie tinklalaidę draugams, bendradarbiams, pažįstamiems. Galbūt jiems energetikos naujienos taip pat bus įdomios. Šis podcastas kuriamas to paties pavadinimo naujienlaiškio pagrindu. Jei mėgstate naujienas ir skaityti, o ne tik jų klausytis, laidos aprašyme rasite nuorodą, kurią sekdami galėsite užsiprenumeruoti naujienlaiškį. Kaip bene viskas šiame gyvenime, Energy Digest ilgainiui atsiduria socialiniuose tinkluose. Prašyme rasite visas navigacijai reikalingas nuorodas, taip pat ir į Patreon platformą, kurioje galite tapti tinklalaidės rėmėjais. Ačiū, kad klausėtės. Su jumis buvau aš, Naglis Navakas. Iki kitų kartų.